Taigi, palyginsime planus. Startas ir lyderis plano skirtumai. Jeigu iš kitų planų matote tik vieną arba du modulius, kurie jūs domina, savitarnos srityje papildomi moduliai, visada galite užsakyti būtent tą konkretų modulį, kurį jūs domina. Tačiau jeigu modulių yra daugiau, tikėtina naudingiau būtų migruoti į kitą planą. Kas yra lyderyje, ko nėra starto plane, kaip pavyzdys, tai yra prekių filtras. Tai yra prekės, kuriams jūs priskiriate atributus ir vartotojas, lankydamasis vartotojo dalyje, jis gali tam tikroje kategorijoje iš 500 batų porų atsirinkti tik tos batus, kurias nori matyti, tarkime, lytys vyrams ir paskirtys treniruotės. Tada aš kaip vartotojas iš 500 prekių matysiu tik tas 10 prekių, kurios atitinka šį požymį. Tokiu būdu jūs leisite vartotojui greičiau ir patogiau rasti jį dominančias prekes. Papildomai, esant poreikiui, filtrą galima modifikuoti, galima daryti tam tikrus atributus kvadračiukais, spalvom, tad esant tam poreikiui, kreipkitės, padėsime. Prekių kortelės. Prekių kortelės, tai kaip skirtukai, jie gali būti vaizduojami prie prekės aprašymo arba dešinėje pusėje prie pirkimo galimybių, priklausomai nuo parduotuvės išvaizdos nustatymo. Paskirtis yra tam tikros besidubliuojančios informacijos pateikimas. Tarkime, tai galėtų būti informacija apie gamintoją, grąžinimo sąlygos, pristatymo sąlygos, tam tikra informacija, kurios jūs nenorite vesti prie kiekvienos prekės, tačiau ta žinutė, informacija, ji galėtų būti valdoma vienoje vietoje, o tada prekiams jūs priskiriate prie kokių prekių, kokias korteles vaizduoti. Masinis prekių atnaujinimas iš Excelio. Patogu, kai jums reikia atnaujinti likučius arba kainas, arba atlikti nežymius pavadinimų keitimus. Jūs galite iš sistemos išsieksportuoti visą prekių katalogą, atlikti pokyčius ir importuoti atgal, su tikslu atnaujinti likučius arba kainas. Galima taip pat eksportuoti prekes nebūtinai visą asortimentą, o iš tam tikros kategorijos eksportuoti tik tos kategorijos prekes. Tarkime, jeigu jūs norite masiškai padaryti nuolaidą visoms prekiams, kurios yra kategorijoje batai, jūs eksportuojate batų kategorijos prekes, pritaikote 20% nuolaidą ir importuojate atgal būtent tą Excelį su tom prekiam. Masinio prekių kūrimas iš Excel. Patogu, kai norite vienu kartu sukurti daug prekių, turinčių panašias savybės, požymius, informaciją. Tai galite importuoti tokius standartinius dalykus kaip eilės kodas, barkodas, pavadinimas, aprašymai, sistema gali atsisiųsti nuotraukas. Ko negalėsite padaryti, tai importuoti atributų arba konfigūruojamų prekių, tačiau jau tas prekes galėsite vėliau apdirbti sistemą ir rankiniu būdu pakeisti ir papildyti norimą informaciją. Prekių kiekio kaina. Tai dažnas scenarijus, kad norite leisti savo vartotojams mažesnę kainą įsigyti jūsų prekes, kai jis perka didesnį kiekį. Tarkime, jeigu viena prekė kainuoja 4 centai, bet jeigu žmogus pirks 1000 tokių prekių, jam jau bus pritaikyta kita kainodara. Pratęsta garantija, prekio draudimas, dažnai tai yra gera pelno eilutė. Tokiu atveju galima prekiams nurodyti, kokį procentą taikyti garantijai ir kokį procentą taikyti draudimui kaip antkainį. Tai nurodoma kategorijos lygyje. Kategorijai įjungiate, kad šios kategorijos prekiam galioja tokios taisyklės, o nustatymuose įvedat, kiek procentų turi būti pritaikytas antkainis pagal mėnesių kiekį, kiek žmogus galės pasirinkti. Vandens ženklai leidžia apsaugoti jūsų nuotraukas nuo kopijavimo. Taip pat tai yra smulkmena, kurį paieškos sistemose gali padėti šiek tiek padidinti jūsų prekių ženklo žinomumą. Kartais žmonės ieško paveiksliukų ir ant paveiksliukų gali pamatyti jūsų logotipą ir tokiu būdu suprasti, kad jūs parduodat tą prekę. Sufiliruojanti kategorijų paieška padeda vartotojams ne tik prekes matyti suflerėje, bet ir kategorijas. Tad, kai turite didesnį kategorijų kelią,
didesnį katalogą, galimai naudinga bus pasiūlyti ir didesnį kiekį paieškos suflerėje informacijos, kad vartotojas galėtų užeiti į tam tikrą kategoriją ir matyti visas prekes iš tos kategorijos. Masiniai veiksmai su prekėmis. Kai turite didesnį asortimentą, o iš principo startas labiau skirtas mažam prekių kiekio valdymui, nes nėra tam tikrų automatizacijų, tad masiniai veiksmai su prekėmis padės jums sutaupyti laiko, kadangi galėsite vienu kartu atlikti daugiau duomenų pakeitimų. Tad masiniai veiksmai tiesiog pagreitins jūsų darbą. Aukštesniuose planuose dar daugiau masinių veiksmų. Prioritetinė frakcija ir žingsnis tai dažnai naudojama, kai jūs kažką parduodat kilogramais, metrais, nebūtinai tai vadinamas sveikais skaičiais, galbūt aš parduodu po 10 cm arba po 0,25 kg. Tokiu būdu vartotojas galės pirkti nebūtinai sveikais skaičiais, sveikais vienetais, bet ir, pavyzdžiui, po pusę, po 0,1, tai yra tiek žingsnį, tiek kiekį nustatote jūs jau patys. Administratoriaus prekių pastabos gali jums padėti savo pasirašyti kažkokią papildomą informaciją, kad, pavyzdžiui, parduodant šią prekę reikia kažką padaryti, arba šią prekę dar reikia peržiūrėti ir sutvarkyti vėliau. Tai kažkokia žinutė, kuri bus skirta jums, jos nemato vartotojai, tačiau tai gali būti jums naudinga peržiūrint vėliau prekių katalogą. Gali būti poreikis netaikyti tam tikrom prekiam nuolaidų kuponą, tai tarkim, jūs turite kuponus, kurie viskam suteikia 10% nuolaidą, bet yra prekės, kurioms arba draudžiama pagal įstatymus taikyti nuolaidą, tai tarkime alkoholis, arba jūs tiesiog turite tam tikras prekes, kur dėl kažkokių taisyklių nenorite arba negalite taikyti jokių nuolaidų, tai tiesiog tokiu būdu prekės lygyje galėsite pažymėti, kad nuolaidų kuponai negali būti taikomi šiai prekiai. Susijusių prekių rodymas krepšelėje taip pat gali padidinti jūsų pardavimus. Prie prekės jūs galite turėti susijusias prekes. Tokiu būdu sistema žinos, ką siūlyti pirkėjams pagal tai, kas jau yra krepšelėje. Jeigu jūs nesukeliate prekiai susijusių prekių, tai galite meniu punkto lygyje nurodyti, kad jeigu žmogus perka kažką iš šio meniu, tarkime, perka kavos aparatą, tai jam pasiūlyti reikės prekes iš kažkokios irgi kategorijos. Tarkime, perkant kavos aparatus, pasiūlykime žmogui nusipirkti kavos. Tokiu būdu sistema pasiūlys vartotojui būtent tos susijusios kategorijos prekes. Informavimas apie atvykusias prekes naudingas tokiu atveju, kai dažnai ko nors nebūna pas jūs sandėly ir tas prekes vėl atsiranda prekyboje. Vartotojas gali palikti savo elektroninio pašto adresą ir kai tos prekės likutės atsiranda, sistema išsiunčia elektroninius laiškus prenumeravusiems asmenims ir jie tikėtina grįš į jūsų elektroninę parduotuvę ir galės tą prekę užsakyti. Mėgstamas prekės leidžia vartotojams pažymėti prekes, kurios domina juos. Tai padeda tiek lankytojams įsiminti tam tikras prekes, kurias jie nori peržiūrėti vėliau. Taip pat tai padeda ir pasikartojančių pirkimo atvejais, kai jeigu jūsų vartotojai dažnai ateina į elektroninę parduotuvę pas jūs ir perka dažnai tą patį, tarkime, didmeninėje prekyboje tai labai populiaru, tai galima supaprastinti naršymą patirtį vartotojo ir jam leisti pirkti jau nebe iš katalogo kiekvieną kartą ieškant, o užeiti į savo vartotojo paskyrą, matyti prekes, kurias jis pamėgo ir greičiau įsigyti. Subkategorijų vaizdavimas virš prekių leidžia pateikti katalogą ir subkategorijas dar neužėjus klientui į didesnės šakas. Kaip pavyzdys, tai gali būti vienas variantas, kad prekės gali būti rodomas tik galutinėje kategorijoje, reiškia, jeigu užžinau į buitinę techniką, aš nematau iš karto visų prekių, o matau tik tai vėlgi kategorijas, kur aš galiu užeiti. Kitas variantas, jeigu aš užžinau į lauko ventiliacijos groteles, aš matau visas prekes, tačiau man sistema rodo, kad yra dar 4 subkategorijos, kad galbūt aš noriu siaurinti savo paiešką.
Panašus principas yra ir su prekių filtru, kuris buvo pirmoji skaidriai, tačiau čia šiek tiek jau kitaip pats pateikimas, nes tai valdoma per meniu punktus. Dovanų kuponai irgi yra gera priemonė, kaip padidinti savo apyvartą ir pelną. Kaip žinote, iš savo gyvenimiškos patirties kartais dovanų kuponai lieka nepanaudoti, tad tie pinigai lieka įmonės pelne. Tai tokiu būdu jūs galite elektroninį parduotuvį importuoti kuponus ir leisti vartotojams iš karto generuotis tą PDF failą, kurį jis gali atsisiųsti ir po apmokėjimo iš karto nešti draugui padovanoti. Taip pat, jeigu parduosite dovanų kuponus, labai rekomenduotume ir vykdyti reklamos kampanijas būtent per šią prizmę, kad tarkime, jeigu jūs parduodate santechnikos prekes ir vartotojai pas jūs gali jas pirkti, tai yra gera proga reklamuoti būtent kuponą, kad einate pas draugus į kurtuvės, nežinote, ką padovanoti, kuponas mūsų santechnikos prekiam. Tokiu būdu jūs galite skatinti ir dovanų kuponų pardavimus. Juos tikrai perka, ypač į dovanų scenarijus, kiti perka netgi tokiu principu, kaip jiems reikia būtent išlaidų į tam tikrą mėnesį, arba tai perka įmonės vardu. Tad tai yra tikrai populiari paslauga kaip pardavimo vienetas. Socialiniai prisijungimai yra irgi labai svarbi vieta. Tikriausiai irgi žinote, kad prisijungti ir atsiminti dar vieną slaptažodį, dar vieną sistemą yra sudėtinga, o jeigu prisijungimo metu jums pasiūlo prisijungti per Facebook arba Google sistemą, tai yra labai patogu, paprasta, nereikia slaptažodžio, paspaudžiau vieną mygtuką ir aš jau esu prijungtas ir man nereikia sudėtingo kelio ar slaptažodžio ar pašto adresu prisiminti. Tad tai supaprastina vartotojo kelią, suteikia jam gerą patirtį ir vartotojai labiau bus linkę naudotis jūsų elektroninės parduotuvės jau vartotojo paskyra. Prekių paveiksliukas WWW formatu irgi yra naudingas tais atvejais, kai norite šiek tiek daugiau dėmesio iš paieškos sistemų. Paieškos sistemos už WWW paveiksliukus suteikia papildomą pliusiuką. Tai paveiksliukai, kurios specialiai sukūrė tą formatą būtent internetiniam puslapiam, jie kaip taisyklė užima mažiau disko vietos ir yra greičiau atsisiunčiami naršyklių, ypač jeigu tai būtų ir mobilus internetas. Tad šiokį tokį smulkų pliusiuką už tai galima uždirbti paieškos sistemų atžvilgiu. Tai užima be abejo kažkiek disko vietos papildomai, tačiau nauda bus tikrai didesnė. Jeigu bandyti skaičiuoti, kiek tai užima disko vietos, tai tiesiog maždaug 20-30% disko vietos gali padidėti įjungus šį funkcionalumą, bet palyginus su kiek kainuoja disko vieta, tai be abejo SEO yra svarbesnis dalykas. Google dažniau užduodami klausimai, tai yra galimybė prie meniu punktų suvesti tam tikrus klausimus atsakymus, kurios sistema pavaizduos vartotojams ir jie bus pateikti paieškos sistemoms jiems reikiamu formatu. Dažnai tokiu būdu žmonės kažko ieškodami, ypač bendrus klausimus, jie dažnai gali pamatyti ir tokį vaizdą kaip pateikimas puslapio, o žemiau yra tam tikri klausimai, kurie galėtų atsakyti į vartotojo tam tikrą paiešką. Tad tokia informacija yra naudinga, norint užimti daugiau vietos vertikaliai paieškos sistemų rezultatuose, bei iš karto galbūt atsakyti į vartotojo klausimą. Ataskaitos pagal užsakymo ir sąskaitų faktūrų duomenis leidžia jums išsifiltruoti norimą pardavimo terminą, tarkime, mane domina praeitas mėnuo ir galiu pasiimti būtent to mėnesio išklotinę ataskaitą ir ją nagrinėti, sumuoti, galimai panaudoti buhalterijai ir kitokias paskirtis, ką galima bus analizuoti būtent jau iš pardavimo duomenų. SMS siuntimas vartotojams tikrai yra irgi įdomus dalykas ir reikalingas tam, kad informuoti savo vartotojus apie pokyčius, tarkime, su jų užsakymais. Visada malonu gauti SMS žinutę, kad mano siunta yra išsiųsta, tada aš suprantu, kad ryt poryt atvažiuos kurjeris. Taip pat galima ir naujienlaiškius siųsti SMS principu, ne tik elektroniniais paštais.
galima ir papildomą žinutę vartotojui nusiųsti. Tarkime, jūsų užsakymas neapmokėtas, laukime jo apmokėjimo arba jį atšauksime. Tai kaip žinote, iš savo vėlgi gyvenimo patirties, SMS žinutę jūs pamatote iškart, galima sakyti, nedelsint, nes telefonas subipsėjo, o elektroninio pašto adresas nebūtinai bus tas kanalas, kur jūs greit pamatysite elektroninį laišką, galbūt netgi jis pateks ir į spamą. Tad SMS žinutėmis tikrai visada naudinga siūsti tokius dalykus kaip užsakymas patvirtintas, užsakymas apmokėtas, užsakymas išsiųstas. Žinutės kainuoja apie 4 berods centus, priklausomai be abejo nuo apimčių siuntimo, tačiau nauda irgi yra tikrai didelė. Ir galima siūsti SMS žinutės administratoriui, jeigu jūs gaunate mažai užsakymų, nebūnate dažnai prie kompiuterio, tad galimai jums būtų naudinga gauti SMS žinutę, kai gaunate naują užsakymą. Apleistų krepšelių sekimas leis jums elektroninėje parduotuvėje matyti tos pirkėjus, kurie jau pirkimo metu pateikė savo pašto adresą arba telefono numerį, arba jie buvo prisijungę prie sistemos, kai buvo kažką įsikėlę į krepšelį. Ir tokiu būdu galima jiems išsiųsti automatinį žinutę arba matyti, ką žmonės netrukus turėtų nusipirkti. Normalu, kad apleisti krepšeliai egzistuoja, normalu, kad ne visi perka, tačiau tai yra pagalbinis įrankis, kaip galima konvertuoti. Jeigu šiek tiek plačiau apie apleistus krepšelius, tai pakalbinkite mus apie Omnisend paslaugą. Tai yra daug platesnė paslauga tiek automatiniams laiškams, tiek krepšeliams, tiek po užsakymo viso proceso automatizuotai naujienlaiškių sistemai, bet būtent per elektroninę pašto rinkodarą, kaip pasiekti tos klientus, kaip galima iš jų uždirbti daugiau. Tai apleisti krepšeliai yra ir pačioje Verslas.lt sistemoje, tačiau jeigu norint gauti dar daugiau naudos, tai rekomenduočiau Omnisend paslaugą jau papildomai. Kaip minėjau, tai gali būti ir automatiniai priminimai apie apleistus krepšelius. Sistema gali nusiųsti tiek, kada krepšelis buvo sukrautas, tiek, kokios prekės krepšelėje dalyvavo. Nemokamas pristatymo būdų priverstinis taikymas, tai redaguojant užsakymą, jūs galėsite visada priskirti vartotojui nemokamą pristatymą. Tarkime, jūs sutarėt, kad sekančio užsakymo metu, nesvarbu, kad užsakymas jam kainuotų 6 eurus, jūs jam pritaikysit nemokamą. Tai klientas pateikia jums užsakymą, o redaguojant jūs pakeičiat jam pristatymo būdą ir kainodarą. Tiekėjų modulis pristatymo terminą nurodyti, jis padeda valdyti jūsų prekes ir nurodyti klientams, per kiek dienų jie gaus savo norimas prekes. Tarkime, yra keli tiekėjai, vienas pristato per porą dienų, vienas pristato per 12-15 dienų. Tad vartotojui labai svarbu yra matyti terminą, per kiek tas prekes pasieks jį nusipirkus, įsigijus tas prekes. Pristatymo kainos individualus nustatymas užsakymui naudingas tada, kai parduodate kažkokius dalykus, kurių neįmanoma skaičiuoti iš anksto, galbūt tai būtų kažkokios, tarkime, malkos, negabaritai, sunkios kažkokios tai prekės, kur iš pradžių užsakymas reikalaus patvirtinimo ir tik tada, kai jūs įvedat galutinę kainą pristatymui, jūs tik tada patvirtinat tą užsakymą ir vartotojui, jeigu viskas tinka, tada jis apmoka užsakymą ir tęsia toliau. Nulinis PVM dydis prekiams, tai yra ne apie eksportą į užsienį, Europos Sąjungą arba už jos, o būtent apie tam tikras prekes, kurioms galima pagal įstatymus taikyti 0% PVM dydžio. Klientų grupės leidžia matyti vartotojus, kurie gali pirkti jūsų prekes ir jūs norite kažkaip iškart jas atpažinti. Tai gali būti jūsų lojalūs pirkėjai, kurie nori kažkokio papildomo dėmesio iš jūsų, tai juos galite pažymėti, tarkime, žalia spalva. Tai gali būti kažkoks tai kaip juodas sąrašas, pavyzdžiui, jie neatsima užsakymo, kažkaip dar kenkia jūsų verslui. Tai tokius pašto adresus pridėjus jūs matysite, kai jie pateiks sekantį užsakymą ir galbūt nenorėsite vykdyti tokio užsakymą daugiau, ypač jeigu jie pasirinks, kad nori apmokėti pristatymo metu arba tiesiog jūs siunčiate brangų siuntinį, o jie jo atsisako.
Tad tokiu būdu jūs galite tam tikras grupės vartotojų ne tik atsifiltruoti, bet ir matyti būtent spalviškai, kad tam tikras užsakymas yra iš tos klientų grupės. Ir galima su ChatGPT sugeneruoti prekių aprašymus ir daug skilti, tai yra dažnus klausimus, atsakymus iš aprašymo. Tai padeda jums generuoti aprašymus savo prekiams. Jeigu jūs neturite to aprašymo, jūs galite aprašyti labai trumpai, galbūt yra kažkokios savybės kaip atributai suvesti ir iš to sistema ChatGPT įrankis bandys sugeneruoti aprašymą jūsų produktui. Aukštesniuose planuose yra galimybė ir versti prekes iš vienos kalbos į kitą, tad savo prekių asortimentų jūs galite pateikti tada ne tik lietuvių kalba, bet ir, tarkime, latvių, estų, anglų, lenkų ir taip toliau. Tokiu būdu išplenčiant geografinę prekybą. Ir lyderio plane yra dar daugiau privalumų, galime ir papildomai kažką programuoti, ir daryti importus iš tiekėjų, tai dažnai būna XML formatu arba CSV, tai atsiveria daugiau galimybių, ką galima su pačia elektroninė parduotuvė padaryti. Tad jeigu jūs domina didesnės galimybės, kviečiame išbandyti lyderio planą ir tikime, kad jis jums suteiks daugiau vertės.